Sveiki, bičiuliai. Šiandien penktadienis, ryte aukciono nedėjau, tai pabandysim dabar išspręsti tokių neaiškių problemyčių. Šitą variau sūnaus išleistuvės, 10 klasę, baiginėjo vaikinas, tai žodžiu, nuotaika nebloga. Dar siuntinuką tokį gavau, ten buvau, tiksliau sakant, ne vieną siuntinuką, visus 3, buvo 3 peilius pirkęs. Tokius ne aukcionuose, bet tokie, kurie man patiko, japonas pasiūlė, tai kažkas kosmosas. Realiai tokį esu turėjęs, tai čia kosminio aštrumo peilis, jeigu dar ant akmenų išgalandinė ant staklių, tai čia iš viso žvėris tiesiog turi svorio, gana storas, bet tas išplonėjimas nuolydis vienpusės. Čia minkštesnis plienas, antroje pusėje širogami, kokio dydžio peilis. Tai čia nežinau, daržovės taip ir nusileidžia. Tiesiog aš net neįsivaizduoju, aš vieną turėjau, tai ten kosminio aštrumo peilis. Tai žodžiu, už Janagibą dar aštriau, už Debas aštriau, čia labai. Dabar jis yra labai aštrus. Išgalastas Japono, bet, aš padaryčiau dar geriau, žinau, bet čia žymiai aštriau negu standartinis galavimai, kai būna. Žodžiu, turiu tokį. Turiu senovinį, vėl tokį peilį. Galingas, svorio turi ir nuolydis įsivaizduoja per visą nuolydis tiesiai sueina į planumą. Tai vėl, jeigu pagalandus jį, tai čia žvėris tokio dydžio čia. Kopūstai, ten nežinau, moliūgai. Bele ką tu pasiims, pjausti mėsą kokią, kosminis peilis, senovinis, 3 sluoksnių. Centre dar nelabai aišku kas, bet arba aogamis galvoju, arba greičiausiai pasižiūrėjus pagal ašmenį, gali ir tamahagane būti. Nes ašmuo labai jau mikrostruktūra panaši. Nežiūrėjau per mikroskopą dar, bet labai panaši ir ne visur vienodai anglis yra pagal karbidų pasiskirstimą pažiūrėjus ir, greičiausiai, kad čia tas ir bus, nes peilis vis dėlto yra senovinis. Tai žodžiu, tokį turiu. Toks įrankis man labai patiko, senovinis. Plienai, kaltiniai, rankų darbo, nukalti įrankiai, tai čia yra irgi kažką labai kieto, kaip pjaustyti arba pasėmus smulkinimui, kiek suprantu, tik tai jau biškai išsiformavusi forma, jį reikia restauruoti. Ir jau konkrečiai reikia restauruoti. Čia vėlgi, mintis, kad tamahagane tai labai jau neduoda ramybės, nes Japonas užsiminė, kad gali būti tiek šičia, bet 100% nepatvirtino, bet gerai pasižiūrėjus, tokie net ir pagal plieno struktūrą, tai pilnai gali būti. Tai žodžiu, senovinis be galo, žiūrėkit, kada čia rankenos uždėtos, neaišku kada, labai rimtas įrankis. Tai sakyčiau, jeigu kartais norėsit įsigyti ir norėsit, kad aš restauruočiau, tai iškart sakau, jų kaina restauravimo tiek šito labai nemaža, šito iš viso didelio būtų, tai čia pasigalvoti, o jeigu patys norit restauruoti, tai čia kosminis reikalas, žinokit, drąsiai apsimoka, drąsiai. Tai ką mes turime, tokį, čia žvėris, čia ir svoris, ilgis, viskas žvėris, čia taip pat palyginus žvėris, labai didelis peilis, labai didelis. Ir šiandien damas, kai ta nuotaika, kai sakau, 10 klasė jaunuolis pabaigė, tai mes padarysim dar tokį aukcioniuką. Vieną geriausių peilių, kurį irgi vertinam, čia vyriau, kai dariau, pjauščiau visokias daržovės, ten mėsą. Tai 65 Hz, Chromaxas 3 sluoksnių. Kaina aišku, jo didelė irgi, čia visi rimti peiliai šiandien. 385 pardavimą, padarysim, nežinau kurį, bet vieną padarysim nuo euro. Tai stebėkite,
Stebėkit, dalyvaukit, tikrai visi peiliai verti dėmesio. Šitas iškart galim naudoti, jie čia iš viso kosminiai, šitas daugiau kaip restauracijai, sakyčiau. Šitą gal ir pagal andus tik tai naudoti, bet, reiktų, matot, kaip atrodo, rankina, viskas reikėtų čia. Tai žodžiu, aš jums siūlau, jūs stebėkit ir ant patikusių statykit. Sėkmės, draugai, gražaus savaitgalio jums ir pajudėkim.